Garbė Jėzui Kristui. Tai šio vakaro jau yra penktasis susitikimas ir šį vakarą esu pakviestas su jumis pasidalinti mintimis apie tai, kaip atpažinti pašaukimą ir gyventi savo pašaukimu. Gyvename tokiais laikais, kuriuos bažnyčia įvardina kaip neapsisprendimo kultūrą, kur žmonės sunkiai apsisprendžia vienokio arba kitokį daryti gyvenimišką svarbų sprendimą. Ir daugelis katalikų taip pat irgi svarsto, masto ir daug tikrai yra ir knygų parašytų, ir renginių, ir leidinių išleistų apie tai, kaip mums atsiliepti į Dievo kvietimą, į savo pašaukimą. Kaip Dievas mus veda, kaip kalba, kaip atrasti savo pašaukimą, kaip priimti sprendimus. Tai šį vakarą šiek tiek ir stengsiuosi atsakyti šitos klausimus. Kiekvieno žmogaus pagrindinis pašaukimas yra būti laimingu. Būti laimingu, mylėti ir būti mylimam. Bet šiandien atrodo, kad tai nėra akivaizdūs dalykai, nes vyraujanti tendencija, kad žmogaus gyvenimas yra atsitiktinumas, kad žmogus yra atsitiktinis evoliucijos produktas, gyvenantis šitoje bekraštėje visatoje, kurioje yra tik tai materija ir tik tai, kurią saisto tik tai fizikiniai dėsniai. Bet žinoma, kad mūsų gyvenimą mūsų formuoja daug labai faktorių. Ir yra, galima sakyti, gilesnė tiesa apie mus, kurią mes galime atrasti per tikėjimą. Kiekvieną žmogų, krikščionis mes priimame ir su šita konstanta visi sutinkame, kad Dievas sukūrė visatą, sukūrė pasaulį ir sukūrė žmogų. Ir visą tai jisai sukūrė iš meilės. Ir jisai sukūrė mus, kad galėtume pažinti jį, kad galėtume dalintis tuo gyvenimu, kurį mes turime. Ir tuo galėtumėm džiaugtis ne vien tik tai šitame praeinančiame, laikiname gyvenime, bet jau ir amžinybėje. Ir tai, kad gyvenimas, jisai turi prasmę ir turi tikslą. Kad Dievas mus myli, kad Dievas mumis rūpinasi ir kad esame jam brangus. Ir jisai turi mums gyvenimo planą, gyvenimo tikslą, net jeigu kartais mes jo ir aiškiai neatpažįstame. Kasgi yra pašaukimas? Labai paprastas žodis lietuvių kalboj. Ir žinoma, kad pašaukimas reiškia būti kažkieno kito pašauktu. Kažkieno kito pašauktu. Vat krikščioniui pašaukimas yra ne tik tai, kad Dievas kviečia, bet tai, kad esu asmuo, kurį Dievas kviečia būti. Ir kai Jėzus pašaukė pirmosius mokinius prie Galilėjos ežero, jisai padarė tai ne tik tam, kad jie galėtų tik atlikti jo užduotį, jo planą, kurį jisai buvo numatęs, bet tam, kad jų gyvenimai būtų perkeisti. Ir tai vyktų per bendrystę su juo ir per tą meilę, kurią jisai mums visiems dovanoja. Buvome pašaukti visi, krikščionys, visi sekti Kristumi, kuris mus gelbsti ir kartu su juo pasiekti galutinį tikslą. Galutinis tikslas yra amžinas gyvenimas. Kaip Dievas mus šaukia ir kaip Dievas kviečia dalyvauti šitame gyvenime. Vienas bendras visiems sutartinas dalykas yra tai, kad žmogus yra pašauktas į šventumą. Būti šventu. Šventieji nėra vien tik tai didvyriai gyvenę istorijos tėkmėj, apie kuriuos mes galime perskaityti istorijos knygose,
bet tai buvo realūs konkretų žmonės, kurie stengiasi gyventi savo tikėjimu, neslėpdami, kad myli Dievą visą širdimi, mylėti kitus žmonės, neskaičiuojant ir neišskaičiuojant ir daryti tai, kas yra verta, su atsidavimu ir tikslingai ir būti kitiems žmonėms taip pat malonės šaltiniu. Todėl visi esame pašaukti būti šventais, kad ir kokie mes silpni būtumėm ar nuodėmingi būtumėm, tai yra ne tiek kaip įsakymas Dievo duotas mums, bet tai yra pažadas. Dievas pažada mums, duodamas tai mums per šventąją dvasią, kad jis padės mums rasti tikrą laimę sekant juo ir kad jis duos mums viską, ko reikia šitai kelioniai. Atkvietimas gyventi jau dabartimi, kaip šventoji Teresėlė iš Lizjė gyvenusi tik tai 24 metus, jos mažasis kelelis labai paprastas ir visiems įmanomas - atlikti savo pareigas, melstis, mylėti artimą, pakęsti savo išbandymus ir kančias ir visą tai daryti su mylinčia širdimi. Toks nėra labai dramatiškas, tarsi šventumo paveikslas, bet tai yra šventumo kelias, kuris primena, kad pirmas ir pagrindinis pašaukimas nėra kažkas, ką mes galime ateityje tik tai atrasti, bet tai yra krikščioniškas gyvenimas čia jau ir dabar. Galbūt tai yra ir viskas, ką Dievas nori iš mūsų šiuo metu. Ir svarbu vengti pagundos ir manyti, kad krikščioniškas gyvenimas tai gali prasidėti tik tai ateityje ir mano pašaukimas bus tik tai ateityje, kai man jau bus viskas aišku ir neturėsiu daugiau klausimų apie savo pašaukimą. Ir jeigu mes net neatrasime konkretaus pašaukimo ir jei žmogus mirs jaunas, tai jis nesuturėtų jaustis, kad savo gyvenimo dar nenugyveno. Svarbu yra ne kiek, o kaip mes jį gyvename. Kristus visada kvietė kai kuriuos žmonės sekti labai konkrečių būdų, suteikdamas jiems konkretų pašaukimą. Ir ankstyvesniais amžiais pašaukimas būdavo suprantamas labai, labai siaura prasme, kad tai yra tik tai pašaukimas būti kunigu, pašaukimas būti vienuoliu. Nes šitie žmonės, kurie renkasi tokį gyvenimo būdą, jie yra pašaukti iš įprasto gyvenimo į artimesnį gyvenimą sekant Kristumi. Šiandien pašaukimas yra suprantamas plačiau, kad kiekvienas žmogus turi pašaukimą, kad kiekvienas žmogus, kuris tik tai turi gyvenimą, jis ir turi pašaukimą. Kiekvieno žmogaus pašaukimas gali būti skirtingas, bet esminiai pašaukimai, kuriuos mes kaip krikščionys priimame, tai yra pašaukimas į šeimą, į santuokinį gyvenimą, pašaukimas į kunigystę, į pašvęstąjį gyvenimą, pašaukimas į nuolatinį diakonatą ir pašaukimas gyventi vienišiaus gyvenimą. Šitie konkretūs pašaukimai, kuomet žmogus įsipareigoja gyvenimą gyventi krikščioniškai. Ir šitas įsipareigojimas visam gyvenimui tampa vieta, kur žmogus išgyvena savo pagrindinį pašaukimą į šventumą. Dievas mus visus kviečia būti šventais ir kartais jisai kviečia mus būti šventais konkrečių labai būdų. Kaip vyrus, kaip moteris, kaip kunigus, kaip diakonus, kaip pašvęstojo gyvenimo asmenis arba tiesiog žmonės, kurie pasirenka gyventi vieni, pašvenčiant savo gyvenimą tam tikrai profesijai ir panašiai tarnystei. Taigi, kokie yra krikščionių pašaukimai?
Kiekvienas jis yra skirtingas ir mes turime labai skirtingas ir prigimtinės savo dovanas. Ir dėl paslaptingų priežasčių Dievas kai kuriuos žmonės šaukia į vienokį gyvenimą, kitus į kitokį, įdėkdamas į širdį troškimą, kuris patraukia juos eiti vienu arba kitu keliu. Tuomet ir pakalbėsiu pirmiausia apie santuoką. Santuokoje vyras ir moteris atsiduoda vienas kitam, pažadėdami mylėti vienas kitą visą likusį gyvenimą, dalintis džiaugsmais, vargais, išbandymais, bet kokiom gyvenimo aplinkybėm. Ir tai jie išreiškia savo sąjungą, savo pasižadėjimu, jų šventumas eina per tą bendrystę vienas kitam, dovanojant vienas kitą, auginant vaikus, šeimą. Žinoma, jūs pasakysit, kad kiekvienas gali tuoktis, nebūtinai būdamas krikščioniu. Ir tai yra tiesa. Krikščionių porai kvietimas į santuoką tampa kvietimu sekti Kristumi, kas yra sakramentas. Krikščionio vyro, krikščionės moters santuoka pagrįsta santykiu su Dievu, su Kristumi, kuris savo gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu mums dovanoja tą bendrystę. At krikščioniška santuoka yra ne tik prieraišumo išraiška, bet Kristaus meilės sakramentas. Tai nėra vien tik tai du asmenys, kurie keliauja, bet visuomet šie du asmenys yra sujungti, apjungti Dievo ryšiu, su Kristumi būti. O taip krikščioniška šeima tampa vieta, kur kiti gali augti bendrystėje ir būti tos Dievo šeimynos dalimi. O šviesasis gyvenimas, toliau keliaukime. Mes krikščionys dažnai terminą vienuolis apibūdiname kaip tuos, kurie duoda neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus, vadinamus evangeliniais įžadais. Tai toks gyvenimo būdas, kurį pasirenka tie, kurie pasišvenčia Dievui, duodami visam gyvenimui įžadus, neturtui, skaistumui ir klusnumui. Ir kuriuos pripažįsta bažnyčia. Ir va šitie įžadai kartais vadinami, kaip sakiau, tais evangeliniais įžadais, kur krikščionis pasišvenčia viešpačiui per krikštą, žinoma, pažadėjęs dovanoti savo gyvenimą Dievui ir žmonėms. Kiekvienas krikščionis, žinoma, trokšta būti šventais, tačiau tie, kurie pasišvenčia, žengdami pašvęstojo gyvenimo keliu, jie atsiliepia į šitą kvietimą gyventi ypatingame ryšyje su Kristumi, tiesiogiai dėliojant savo gyvenimą pagal Kristaus gyvenimą. Pagal Kristų, kuris buvo taip pat neturtingas, kuris buvo klusnus, kuris buvo skaistus ir taip panašėti į Kristų. Ir šitas pašaukimas aiškiai parodo mums konkrečią Kristaus meilės tikrovę. Ir jie taip leidžia mums žvelgti meilės tyrumą, kurią visi mes tikimės taip pat išgyventi ir patirti, kai mes pasieksime savo galutinį tikslą. Pašvęstojo gyvenimo įvairovė tikrai stebina, nuo kontempliatyvaus uždaro gyvenimo bendruomenių iki veiklių, apaštalinių. Jų yra charizmų ir pobūdžių labai įvairių ir labai daug, kuriuos apjungia, galima sakyti, tik tai va šitie 3 evangeliniai įžadai ir tas keliavimas su Kristumi nepadalinta širdimi. Kunigystė. Krikščionys yra pašaukti gyventi kunigišką gyvenimą ir mes krikščionys suprantame, kad visi esame kunigai, nes visi aukojame
save, aukojame savo maldas, tačiau yra pašaukimas, kuris yra atidėtas grinai sakramentiniu būdu tarnauti Dievui, tarnauti tautai. Ir tai yra kunigystės pašaukimas. Tas kunigystės pašaukimas taip pat yra sakramentas, kuris taip pat turi labai ypatingus bruožus, skirtingus nuo kitų pašaukimų. Tai yra gyvenimas taip pat panašėjant į Kristų, taip pat tarnaujant bažnyčiai ir aukojant patį brangiausią dalyką, tai yra šventąsias mišias, kad ta Kristaus auka toliau tęstųsi pasaulyje, kad Kristaus auka toliau mus gaivintų, mus stiprintų kaip Dievo tauta ir mus burtų. Kristus yra pakvietęs ir šaukęs apaštalus ir pagal šį pavyzdį po šiai dienai jau 2000 metų vyrai taip pat, kurie patiria pašaukimą būti kunigais ir sekti Kristumi, atsižadant santuokos, atsižadant pasaulietinio gyvenimo ir keliaujant su Kristumi, jų taip pat po šiai dienai yra ir tas pašaukimas yra labai svarbus visai bažnyčiai. Truputį apie nuolatinį diakonatą. Nuolatinis diakonas, kuris gali būti tiek vedęs vyras, tiek nevedęs, taip pat skiria savo gyvenimą tarnauti kitiems ir jo tarnavimas susitelkia į 3 tokias sritis. Tai pagalba švenčiant kunigams Eucharistiją, švenčiant kitus sakramentus, skelbiant Dievo žodį, vedant žmonės į maldą ir tarnaujant visos tautos, visų žmonių poreikiams, tai parodant tą mylintį Kristaus veidą. Vienišiaus gyvenimas. Vienišiaus gyvenimas taip pat yra daug šiais laikais žmonių, kurie asmeniškai įsipareigoja tokiam gyvenimui be oficialių įžadų, bet įsipareigojimas gali būti labai asmeninis ir jisai taip pat turi vietą bažnyčios ir Dievo akyse. Tokie žmonės išsaugo savo tapatumą ir savo ypatingumą, būtent atsiduodami tam tikrai veiklai, tam tikrai tarnystei, kuriai jie patarnauja kitiems. Todėl galima sakyti bendrai, kad kiekvienas pašaukimas nėra pašaukimas savo pačiam, bet tai yra susietas visuomet su tarnystė. Su tarnystė dovanojimu savęs kitiems. Nėra pašaukimo, kuris galėtų būti tik tai mano paties asmens realizacija, nesižvelgiant į visų kitų žmonių poreikius. Taigi, kaip Dievas mus veda ir padeda mums atpažinti, ištirti savo pašaukimą. Tas žodis atpažinimas arba ištyrimas vartojamas apibūdinti visam procesui, kurio metu žmogus klausosi Dievo ir klausosi savo širdies, palaipsniui pažindamas, į ką Dievas kviečia būti ir į ką Dievas veda. Tai nėra kažkas, ką mes tiesiog nusprendžiame padaryti vieną popietę, taip kaip mes sugalvojame daryti kažkokius tai kasdienybės darbus, bet tai yra kelionė. Tai yra kelionė, kurioje reikia kantrybės, reikia nuoširdumo pačiam su savimi, reikia atkaklumo, reikia drąsos, kartais reikia radikalumo, netgi reikia kartais ir humoro jausmo, gebėti ir iš savęs kartais pasijuokti ir iš savo netobulumų ir panašiai. Tai kaip ir sakau, asmeninė kelionė, kuri įtraukia
į šitą nuotykį keliaujant savo tikėjimo kelionę. Ir per tai stengtis išgirsti iš tiesų, kaip Dievas kviečia sekti konkrečiu būdu ir kaip tapti va, tokiu žmogumi, kokiu Dievas labiausiai norėtų būti tave. Krikščionys kalba apie tai, kad Dievas kviečia ką nors atlikti, kažką veikti ir mes manome, kad vieną dieną tiesioginė prasme mes išgirsime. Išgirsime tarsi balsą, sakantį, ką mes dabar turime veikti, ką mes turime daryti. Kartais Dievas iš tiesų gali taip prabilti dramatiškai, bet labai dažnai Jisai kalba labai įprastais mums ir suprantamais būdais. Dievas veda mus per giliausias mūsų širdžių troškimus, per mūsų gyvenimo įvykius ir aplinkybės. Tam reikia keletos dalykų, apie kuriuos ir čia ir pakalbėsiu šitoje skiltyje. Mūsų troškimai ir mūsų polinkiai. Kas mums rūpi, ką mes mylime, kam jaučiame užsidėgymą, kas mus traukia, kam mes norėtumėm įsipareigoti, ką jaučiame ir ko mes kartais ir negalime netgi paaiškinti, kodėl mus traukia vieni dalykai arba kiti. Taip pat yra ir mūsų susižavėjimai, kokiais žmonėmis mes labiausiai žavimės, kokius idealus mes turime. Ar dėl to, kas jie yra, ar dėl to, kad jie kažką yra nuveikę, aš taip pat noriu tapti panašus į tokį žmogų. Kas mums kelia nerimą galbūt dėl tokių žmonių ir kokios savybės kitose žmonėse mus patraukia. Kaip sužadina mūsų širdis tai. Ir kuris žmogus, kokiu žmogumi mes labiausiai trokštame ir mes labiausiai norėtume būti. Gal tai gali būti praeitie žmonės, gal tai būti mano artimieji žmonės, šeimos nariai, kurie įkvėpia mane. Ir kodėl jie įkvėpia mane. Taip pat tai, kas mums patinka, ką mes mėgstame daryti, ne tik, kai mes turime laisvalaikį ir pramogaujame, bet kokios mūsų veiklos, kokie darbai mums patinka, kur mes jaučiamės tikrai savimi ir jaučiamės savo vietoje, kas suteikia mums pasitenkinimą ir malonumą, kokius mes turime įgūdžius, kas mums gerai sekasi, kokie yra mūsų gabumai, polinkiai, įgūdžiai. Kalbu ne tik tai apie mūsų kažkokias tai profesinės kvalifikacijas, bet taip pat ir apie charakterio savybės, asmeninės savybės, kaip mes galime geriausiai tai naudoti, ką mes turime, kad jaustumėmės tai, kuo mes iš tiesų ir esame. Toliau vertė, kurie iš daugelio mūsų sričių, kokiamis sritimis mes domimės ir kas mums iš tiesų, ką mes laikome vertais dalykais, kas mums leidžia jaustis, kad mes tikrai šitoje veikloje esame ir ta veikla mums teikia prasmę ir nesijaučiame, kad tai išvaistome laiką. Kuo iš tikrųjų mes pasitikime, nes tai nereiškia, kad mes turime rinktis tik tai pašvestą į gyvenimą, religinį gyvenimą, tik tai maldos gyvenimą, bet tai gali būti labai įprasti darbai ir labai įprastos veiklos pasaulyje. Ir čia mes turime stebėti, turime pajausti, kad mums tai iš tiesų teikia prasmę. Kitaip tariant, kad mes turėtume vengti bet kokių kitų pasirinkimų, kurie mus nuvestų ten, kur mes nesijaučiame
tikrai išpildydami savo gyvenimą. Toliau įvykiai ir aplinkybės. Mes kartais galime pastebėti, kad netikėtai atsiveria vienokios arba kitokios galimybės, kuriamis mes galime pasinaudoti, kurios nebuvo suplanuotos ir kad mes nesame visiškai tikri, kaip viskas gali pasisukti ir koks gali būti galutinis rezultatas. Ir čia, žinoma, yra svarbu mums patiems turėti tą nuojautą, tą pajautimą, kur link mes trokštame keliauti. Kai mes laukiame kažkokių tai įvykių, kurie mums yra brangus ir svarbus, kas tai bebūtų, ar tai egzamino rezultatai, ar darbinis pokalbis, ar medicinė kokia nors ligos išvada ir panašus dalykai, tai gali būti labai įvairios aplinkybės, bet per mūsų gyvenimiškas aplinkybės taip pat Dievas mums parodo ir leidžia suprasti, kur link mums keliauti. Labai dažnai, kai mes žiūrime į priekį ir ieškome savojo pašaukimo, mums tai yra pats sunkiausias dalykas turbūt pamatyti. Bet jeigu mes žiūrime ne į priekį, bet atgal, atsisukame į savo praeitį, mes galime labiau ir aiškiau pastebėti, kaip mūsų gyvenimai dėliojasi, kokios aplinkybės mūsų gyvenime yra ir kokie įvykiai mus vis tik tai kreipia į vieną arba į kitą pasirinkimą. Tuomet yra žinoma, kad mes apsupti esame kitų žmonių ir jeigu žmonės mums taip pat gali padėti, paskatinti, priimti vienokį arba kitokį sprendimą, kurie tiki mumis ir neretai kiti žmonės gali pastebėti ir pamatyti tai, ko mes patys kartais savyje nematome, net pažįstame. Todėl tie žmonės, kurie yra arčiausiai mūsų šeimos nariai, patys mūsų artimiausi draugai, jie taip pat gali padėti mums atrasti savąjį pašaukimą, padėti padaryti teisingą sprendimą. Žinoma, kad gali būti ir atvirkščiai. Va čia yra ir mūsų svarbus dalykas, kaip mūsų vidinis įsitikinimas, be kurio mes negalim padaryti jokio sprendimo, teisingo sprendimo. Gali būti, kad esame tvirtai įsitikinę, kad kažkas man tinka ir turime tokį nepajudinamą žinojimą, kas aš esu ir kas man svarbu. Ir tai yra mūsų vidinė paskata. Vidinė paskata, mūsų vidinis noras, trauka, tarsi jaučiame, kad tai yra teisingas sprendimas, kad tai yra neišvengiamas dalykas, tai yra mano tapatybės dalis, tai gali būti įvairūs mano pajautimai ir įžvalgos. Ir va šitas vidinis įsitikinimas, jisai yra mums taip pat ženklas, kurį verta išgryninti. Verta išgryninti, kad mes tikrai galėtumėm į tai atkreipti dėmesį ir labiau įsiklausyti. Žinoma, maldos, tikrai negalėčiau apeiti maldos, kalbant apie pašaukimą ir kaip gyventi savo pašaukimu. Tai yra mūsų pokalbis su Dievu, prašant jo pagalbos ir sugrįžtant savo mintyse prie savojo kūrėjo. Kai mes savo dėmesį sutelkėme į Dievą, mūsų pagrindinis tikslas yra tai, kad mano gyvenime pirmiausia Dievui būtų pagrindinė ir svarbiausia vieta.
Jeigu mano gyvenime yra Dievas pirmoje vietoje, tuomet kiti dalykai dėliojasi man pakankamai harmoningai ir su tam tikra tvarka, kurią mums padeda pats Dievas ir sudėlioti. Todėl maldos metu taip pat yra labai svarbu atpažinti ir stebėti, o kokios mintys mano galvoje kyla, kai aš meldžiuosi. Kokie jausmai aplanko mane maldos metu. Kartais maldos metu ateina įvairių idėjų, prisiminimų, kartais rūpesčių, kartais uždavinių, kartais tai gali kamuoti. Tačiau visi tie dalykai, kurie iškyla maldos metu, taip pat yra svarbus. Ir kai mes pagalvojame apie tai, mes tikrai galime atpažinti taip pat šventosios dvasios veikimą per jausmus, per mintis. Šventoji dvasia taip pat mus lydi ir padeda daryti teisingus sprendimus. Be abejo, taip pat ir šventasis raštas. Kai mes skaitomės, įsiklausome į Dievo žodį, kai mes klausomės šventojo rašto mišių metu, pastebėkime, kokią frazę mūsų užkabina. Gali būti tai netikėtas sakinys, netikėtas žodis, ištrauka, kurią gal net ir jau daugybę kartų girdėjome, bet staiga jinai išnyra su visai kitokiomis įžvalgomis, su visai kitokiais jausmais, kas mus gali tikrai ir sujaudinti, ir mums mesti iššūkiai, ir susimastyti, priversti susimastyti. Ir jaučiamės, kad tikrai Dievas yra šventajame rašte ir labai asmeniškai gali taip pat prabilti per švento rašto eilutes. Gali prabilti per pamokslą, gali prabilti per pokalbį, gali prabilti maldos grupelėje, per pasidalinimą ir panašiai. Tai yra irgi būdas, kaip mums atpažinti savo pašaukimą. Taigi, kaip ir sakau, Dievas prabyla labai įvairiais būdais. Ir tikrai gyvenimas nėra vien tik tai galvosūkis, kaip mes turime išanalizuoti ir atsakyti, užpildyti visus mūsų gyvenimo kryžiažodžio langelius, kad prieitume prie pabaigos ir padarytumėm tikrai teisingą išvadą, bet tai yra procesas. Galima drąsiai sakyti, pašaukimo kelionė visa yra gyvenimo procesas, kur mes klausomės Dievo, atliepiame į jį arba neatliepiame į jo kvietimą, kreipdami savo dėmesį ir keliaudami su juo. Pastebėkime iš tiesų, kaip Dievas kviečia mus gyventi kiekvieną dieną, nes krikščionis, kuris jau yra atradęs savo pašaukimą, jis yra toliau kviečiamas keliauti tuo pašaukimu. Ir tai yra procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą. Tai tiek minčių, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti. Jei turėtumėte klausimų ar pastebėjimų, tai kviečiau dabar tada į diskusiją. Ačiū labai Liutaurui. Turime klausimų. Pirmą norėčiau užduoti. Ar dalyvavimas politikoje yra pašaukimas? Ar gali Dievas pašaukti būti Lietuvos prezidentu ar Seimo nariu? Žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip. Kitaip krikščionis atsiribotų nuo visuomeninio gyvenimo, nuo politinio gyvenimo, pašaukimo tokio, kaip būti prezidentu, gal taip įvardinti ir nederėtų, bet tai yra pašaukimas, kuris veda ir duoda kryptį valstybei, šaliai,
Ir šitokioje tarnystėje, žinoma, tikrai yra labai svarbu atpažinti, kaip aš galiu geriausiai atliepti šitai tarnystėj, nes sprendimai, kurie yra daromi valstybių, jie įtakoja milijonų žmonių. Ir tai yra labai jautrus dalykai, ar ne? Jei mes kalbėtume apie socialinį teisingumą, apie saugumą ir kitus dalykus, tai politikai tie, kurie leidžia įstatymus. Tai yra tas rytis, gyvenimo sritis, visuomeninio gyvenimo sritis, kuri tikrai turi įtakos milijonam žmonių. Ir šventasis raštas mums kalba apie tai, kad valdžia yra iš Dievo. Ir Dievas suteikia vieniems, kitiems žmonėms daryti sprendimus, ar ne? Kad tai labiausiai atlieptų į Dievo valią, kad tai būtų teisinga ir visiems naudinga, tai iš tiesų tiek prezidentui, tiek politikams yra labai svarbu išgirsti, klausytis, vat ką ir išvardinęs buvau, tos savo ir vidinės mintis, ir jausmus, ir aplinkybės įvertinti, darant tos sprendimus, kurie, sakau, įtakoja milijonų žmonių. Dėkojame už atsakymą. Na, artėja rinkimai, reikės žmonėms pasirinkti, už ką balsuoti, ir štai turime klausimą. Kaip atpažinti, ar save iškėlęs kandidatas turi pašaukimą? Geras klausimas, kaip atpažinti, nes iš tiesų tai yra labai svarbu mums visiems. Be abejo, kad krikščioniui pirmiausia tai rūpėtų, ar kandidatas atliepia į krikščioniškas vertybės. Koks jo požiūris, ar ne? Tai galima, aišku, ir klausti, koks jo požiūris į gyvybę, koks jo požiūris į šeimą, koks jo požiūris į lytiškumą, kas dabar irgi daug diskusijų sukelia, kas yra vyras ir kas yra moteris, kas yra aplamai žmogus. Tai stengtis suprasti ir ištirti, ar ne, jo pasaulėžiūrą. Kokia ta pasaulėžiūra yra, kuo jisai remiasi, kokiomis vertybėmis. Žinoma, tai turi įtakos ir pasidomėti ir šeima, ir aplinka, kas yra arčiausiai, kokie faktoriai vis tik tai daro įtakos jam kaip žmogui, kaip politikui. Tai tokio ištyrimo mums tikrai yra labai svarbu jį padaryti, kad tas mūsų balsavimas, būtų tikrai pagal mūsų širdį ir atlieptų tikrai mūsų poreikius, kaip krikščionių poreikius. Tai yra labai sunku padaryti, bet kito pasirinkimo ir nėra. Kiekvienas turime tyrinėti turbūt ir klausti. Ir čia svarbus turbūt ir mūsų kaip tikinčiųjų, kaip bendruomenės turbūt įsitraukimas, ar ne, ir diskutavimas, dalinimasis, kas ir tokiu formatu, kaip mes šį vakarą turime, ar ne. Tai mes irgi apie tai dalinamės, kalbamės ir ieškome tų teisingų atsakymų. Ačiū. Kitas klausimas. Ar tinkamai įgyvendindami savo pašaukimą visuomet turėsime teigiamus, džiuginančius rezultatus? Ar nesėkmės reiškia, kad buvai nutolęs nuo savo tikrojo pašaukimo, kaip sakant, buvai ne savo bėgiuose? Taip, čia yra neišvengiamas klausimas apie kančią. Tikrai, kai žmonės tuokėsi, niekas nežadėjo, kad viskas bus gerai.
Santuokos priesaika labai aiškiai skamba, kad ir džiaugsme, ir varge būsiu tau ištikimas, ištikima. Ir tai yra procesas, tai yra tam tikrai net gali būti etapai žmogaus gyvenime, kurie yra pažymėti galbūt labai stipriais išbandymais. Nemaža kančios kiekių, nemažų kančios kiekių. Ir ištikimybė savo pašaukimui duoda tų jėgų pakelti išbandymus, pakelti iššūkius, kančias, nepabėgti, bet priimti ir būti. Išbūti kartais, kai yra labai sunku. Tai ištikimybė savo pašaukimui padeda toje kančioje. Tai yra tarsi, tokia kaip paguoda ištikimybė savo pašaukimui, kai net nematau aš aiškios išeities, bet sakau, Dieve, tikrai, jeigu tu pašaukė mane, tai duosi man jėgų pakelti, nes pats kaip žmogus aš to padaryti nepajėgiu. Aš to padaryti vienas pats tikrai negaliu. Krikščionė visą laiką yra tas santykis su Dievu, kuris ir šaukia, ne kuris kviečia. O mano pareiga yra atsiliepti ir keliauti, netgi kai yra labai, labai sunku ir aš nesuprantu ir neturiu atsakymų į visus šitus savo gyvenimo ir kančios klausimus. Ačiū už atsakymą. Dar vienas klausimas. Ar gali asmuo turėti kelis pašaukimus, pavyzdžiui, kunigystei ir politiniam veikimui, šeimos gyvenimui, motinystei, bet tuo pačiu ir aktyviai visuomeniniai veiklai? Vieno iš pašaukimo apleidimas galėtų būti traktuojamas kaip savo pašaukimo vengimas, kaip derėtų elgtis, kurį pašaukimą pasirinkti, kaip tai suderinti. Žinoma, kad pašaukimų visą turbūt turime puokštę, kaip ir savo talentų, turime ne vieną, bet visuomet yra pagrindinis pašaukimas, ar ne? Tas, kuris mano gyvenimo kryptį apibūdina. Ir šalia to, galbūt nežinau, čia vadinti pašaukimais viską, nes labai gal nubanalinsim tą žodį pašaukimas. Galbūt galėčiau sakyti, tam tikros mūsų dovanos, gebėjimai, charizmos yra išpildančios, padedantos išpildyti man savo pagrindinį pašaukimą, kaip sakau, pašaukimas būti šventu. Tai yra mūsų kiekvienas bazinis yra pašaukimas, visi esame į tai pašaukti. Kaip tai mes siekiame, mes tai įgyvendiname konkrečių būdų, ar ne? Konkrečių. Kaip ir minėjau, šitie santuoka, pašvęstasis gyvenimas, kunigystė, viengungystė, profesinis gyvenimas, diakonatas ir panašūs dalykai, jie mums padeda keliauti tam tikrą kryptimi. Ir žinoma, kad istorijoje mes žinome, kas čia buvo paminėta konkrečiai, kad kunigas ar gali būti politiku, buvo istorijoje laikų, kai tai derėdavo ir mes turime kunigų buvusių Lietuvoje ir ministrų ir tikrai politikoje aktyviai dalyvavusių dvasininkų. Ne? Šiais laikais dabar jau tai yra apibrėžta, kad dvasininkai, kunigai nedalyvauja aktyviai politikoje. Kad šitas politinis aktyvumas daugiau perduodamas visiems pasauliečiams, kurie taip įsitraukia į visą visuomeninį gyvenimą, o kunigas yra tas, kuris, duoda kryptį, ar ne, duoda kryptį daugiau kaip dvasininkas. Tai įvairūs gali būti tie pašaukimai, keli galbūt gali būti ir derėti jie. Tai žinoma, kad ir taip ir nesakau.
Ačiū. Čia rašo vienas klausytojas ar klausytoja, mielas kunigė, ar galėtumėte pasidalinti savo pašaukimo istoriją? Galėčiau, bet tam tikrai laiko čia neužtektų. E, Mano pašaukimas tikrai yra labai toksai, kelionė pašaukimo tikrai yra su daug dedamųjų, daug patirčių, kol aš atpažinau savo pašaukimą, nes kunigu tapau ne iš karto po vidurinės, e, bet jau subrendęs žmogus buvau. Ir čia turėtų būti dar antra, turbūt, valanda arba dar 2 valandos, jeigu jau taip pasidalint galėčiau, taip jau bent jau šiek tiek. Tai va, nes mano pašaukimas irgi keliavo ir per vienuolinį gyvenimą. Beveik 10 metų praleidau kaip vienuolis kontempliatyviame vienuolyne, uždarame vienuolyne. Ir vat kunigystė man vis nedavė ramybės. Tai su savo dvasios tėvu, kuris mane ir palaimino grįžti į Lietuvą, nes gyvenau Norvegijoje, taip tas troškimas, na, jisai tikrai išsipildė ir tuo neabejojau, nors buvo tikrai daug tokio galbūt ir nerimo, ar čia pats neprisigalvojau kažko tai, bet tikrai ir žmonės, ir aplinkybės tikrai man padėjo suprasti savo pašaukimą į kunigystę, kuo tikrai, na, neabejoju dabar ir tuo džiaugiuosi, kad esu kur esu. Na ir paskutinis klausimas. Kaip atpažinti savo pašaukimą ir kaip jį atskirti nuo savo fantazijų? Labai padeda kiti žmonės, kitų paklausti galime. Labai padeda dvasinis palydėjimas, apie ką aš neužsiminiau. Tai padeda, kaip sakant, išsivaduoti nuo savo paties įsivaizdavimų ir kas būt gal tikrai yra nerealu arba yra mano tik tai, na, asmenės tokios fantazijos, bet nėra realaus tokio pagrindimo, nėra tokio realaus atpažinimo, ar ne? Tai atpažinti tai iš tiesų per dvasinį palydėjimą tai gali padėti suprasti ir atpažinti. Tai mums reikia kitų, nes nesame pašaukti būti vien tik tai patys savo, bet esame visuomet pašaukti būti į bendrystę su kitais žmonėmis. Tai žmonėmis, kuriais aš pasitikiu, galėčiau tik tai pats paliudyti iš savo patirties, kad ne visi gali suprasti pašaukimą, tavo pašaukimą ir čia gali būti tikrai toks gilus labai ir svarbus ištyrimas savęs. Labai svarbu turėti, kuo pasitiki, ar tai būtų nuodėmklausys, ar tai kunigas, ar vienuolis, ar išmintingas pasaulietė, kuris būtų nešališkas. Tai tas padeda irgi susiturėti savyje ir, na, kaip sakant, nenuvažiuoti kažkur tai savo fantazijas, savo kažkokias galbūt emocijas, ant ko galima tikrai, na, daug pakabinti ant emocijų, bet vienas dalykas yra paprastas, toksai dar Grigalius didysis yra rašęs, kad Dievo veikimas ateina, pastebimas yra iš lėto. Jeigu dalykai, kurie praeina ir daugiau nebesugrįžta, tai reiškia, nebuvo ten Dievo valios. Bet jeigu laikui bėgant
kažkas tai išlieka mano širdyje, mano troškimuose ir laikas to nenublukina ir netima entuzijazmo ir troškimo ir džiaugsmo daryti kažką tai verta atkreipti dėmesį. Kad verta atkreipti dėmesį, kad čia yra kažkas daugiau negu vien tik tai mano emocija arba kažkoks mano įsivaizdavimas. Tai aš tą galiu patvirtinti savo pašaukimu į kunigystę, kad tam tikrai buvo nemažai laiko ir užtvirtinimo tokio, kad, čia tikrai yra Dievo veikimas ir ne vien tik tai mano fantazija.